Kitas automobilis grįžinėja iš Minsko. Vairuotojas gavo neįkainamą patirtį. Važiavom realiai antrą kartą į Minską. Tik tai pirmas kartas tai buvo dar iki karo, kada dar buvo su Baltarusija draugiški nesugadinti santykiai. O dabar jau santykiai yra sugadinti. Ir patikėkit, eiliai, muitiniai. Į vieną pusę praleido 9 valandas, atgal irgi panašiai. Tai vien tik tai stovėjimo eilėse 18 valandų. Tai kas tenais norit už kapeikėlės vežioti į Minską, tai prašau sėkmės vežiokit. Darbas trunka. Nereikia žiūrėti, kad ten nuo Vilniaus 170 km. Reikia žiūrėti dėl to, kad kiek valandų truks tas darbas. Kokie papildomi mokesčiai važiuojant muitinėse, deklaracijos, rezervacijos, draudimas atskiras ir taip toliau.